Klaipėda – stambiausias šalies ir rytinės Baltijos logistikos mazgas. Čia įsikūręs uostas, veržlus ir patikimas partneris. Klaipėdos uostas valstybinis. Uosto žemė ir akvatorija priklauso Lietuvos Respublikai. Uosto direkcija valstybės vardu vykdo infrastruktūros plėtrą ir užtikrina saugią laivybą. Privačios jūrinio verslo kompanijos vykdo krovos, laivų statybos ir remonto darbus, teikia logistikos, agentavimo, ekspedijavimo paslaugas. Klaipėda – šiauriausias neužšąlantis uostas Baltijos jūroje, garantuojantis nenutrūkstamą laivybą ištisus metus. Tankiausių laivybos linijų tinklus sujungiantis Klaipėdą su vakarų Europos uostais. Uoste kraunami visų rūšių kroviniai. Sparčiausiai auganti konteinerių dalis. Čia įsteigtas naujas modernus konteinerių paskirstymo centras Baltijos jūroje. Uostas taip pat yra ro-ro pervežimų krovinių lyderis Baltijos jūroje. Klaipėdoje ypač spartus krovinių gabenimas iš uosto. Vienu metu gali būti pristatomas iki 8000 tonų krovinių gabenantis geležinkelio vagonų sąstatas. Duomenų apsikeitimas vykdomas elektroninėje erdvėje. Šalia uosto esanti laisvoji ekonominė zona garantuoja uostui krovinių srautą, o ir prekių gabenimo galimybės. Čia verslo plėtrai sudarytos vienos geriausių sąlygų visoje šalyje. Dideliame 412 hektarų plote veikiančios 23 įmonės beveik $500 milijardo eurų investavo pasinaudojusios išskirtinėmis mokesčių lengvatomis. Čia netaikomas nekilnojamojo turto mokestis, neapmokestinami dividendai, o pelno mokesčių suteikiamos ženklios nuolaidos. Uoste įsteigtas suskystintųjų gamtinių dujų terminalas užtikrina Lietuvos energetinę nepriklausomybę. Esu patenkintas Klaipėdos uosto paslaugomis, ypač lotsmanų darbu. Džiaugiuosi pirmą kartą čia viešėdamas. Aukštos kvalifikacijos uosto personalas darbą atlieka pasaulinių standartų lygiu ir užtikrina, kad prieplaukos būtų patikimos, o laivų atvykimai vykdomi laiku. Klaipėdos uostas yra ypatingai profesionalus, patikimas ir turintis į verslą orientuotą požiūrį. Lietuvos geležinkeliai – Klaipėdos uosto partneris. Spartus vagonų apyvartumas, saugus, greitas ir patikimas krovinių gabenimas užtikrina sėkmingą bendradarbiavimą ir prisideda prie mūsų klientų rato plėtros. Klaipėda – galingas ir patikimas viso jūrinio verslo kompleksas. Uosto įplaukos ir kanalo gylis 15,5 metro. Uostas gali priimti itin didelio tonažo laivus, tanklaivius, sausakrūvius laivus, konteinervežius. Per metus Klaipėdos uostas sutinka ir palydi daugiau nei 8000 laivų, perkraunama iki 40 milijonų tonų krovinių. Uosto plėtros galimybės puikiai išvystytos geležinkelio jungtys. Konteinerinis ir kontreilerinis traukinys Vikingas. Intermodalinis konteinerinis traukinys Merkurijus. Intermodalinis traukinys Saulė. Konteinerinis traukinys Baltijos vėjas. Konteinerinis traukinys Vilnius Shuttle. Uostą aptarnauja Klaipėdos, Draugystės ir Pauosčio geležinkelio stotys, o kelynai garantuoja spartų ir tikslų krovinių pristatymą į terminalus. Šalia Klaipėdos įsikūręs Palangos oro uostas. Šalyje puikiai išvystytas autokelių tinklas. Lietuvą kerta tarptautiniai 9B ir 9D transporto koridoriai, taip pat automagistralė Via Baltica. Uoste veikia 36 specializuoti krovos terminalai. Medienos pajėgumas 600 000 tonų per metus. Trąšų pajėgumas 14 milijonų tonų per metus. Konteinerių pajėgumas 1,5 milijono TEU per metus.
Šaldytų produktų pajėgumas 1 milijonas tonų per metus. Naftos produktų pajėgumas 14 milijonų tonų per metus. Trau. Roro krovinių pajėgumas 10 milijonų tonų per metus. Žemės ūkio produktų pajėgumas 6,5 milijono tonų per metus. Per 20 aktyvios veiklos metų investuoti 2 milijardai eurų. Uostas puoselėja ambicingus plėtros planus. Iki 2020 metų šiaurinė uosto dalis bus pagilinta iki 17 metrų. Jūriniam verslui tinkantis plotas išsiplės pietinėje uosto dalyje suformavus naujas teritorijas. Tai leis priimti ir sandėliuoti dar didesnius krovinių kiekius, kurių laukia sparčiai augantis Baltijos logistikos centras. Po 2020 metų naujos teritorijos taip pat bus formuojamos ir šiaurinėje dalyje. Čia rengiamasi statyti išorinį Baltmax tipo uostą, kurio pajėgumas virš 50 milijonų tonų. Toliaregiškas požiūris sparčiai uosto plėtrai, konkurencingumo garantas, priimti ir aptarnauti Baltmax tipo laivus Klaipėdoje. Kranto. Per pastaruosius 15 metų uosto vidutinis metinis krovos pokytis siekia net 6,5%. Tai rodo stiprėjantį uosto konkurencingumą ir didėjantį klientų pasitikėjimą. Klaipėdos uostas – konkurencingas, dinamiškas ir patikimas partneris. Pasirink patikimą kelią. Klaipėdos uostą.